Ką veikia kurjeriai? Klausė jie, o Lukas atsako. Kurjeriaujam. O kiek čia maždaug dėžių įsivaizduoji? Dėžių 100 viršaus. Tai čia turbūt šiandien yra mažiau šiek tiek, ne neįprastai. Be abejo. Kiek dažniausiai per dieną išvežia? 200. 220. Asos. Įdomu, ką užsisakė. Įspūdžiai kol kas yra geri. Aš jaučiu, kaip dirba mano raumenys, kuriuo aš neturiu, bet su kiekviena dėžė jie auga. O! Reikia labai viską detaliai atrūšiuoti. Daugmaž pagal maršrutą, kad va, atvažiavai į tašką, greitai atidarai duris ir atiduodi. Tai ką veiki, kai daug laiko praleidi mašinai? Klausai kažkokios muzikos, podcast'o? Žinok, atrodo, kad daug mašinai laiko praleidžiu, bet ne, tai visą laiką vaikštau, tai per dieną gaunasi pas mane virš 30 000 žingsnių. Nu tai ką, viskas, atvažiavom prie Megos, galim pradėti krautis prie pirmus taškus. Labas rytas. Labas rytas. Labas rytas, merginas. Sakau, reikia su visais gerą ryšį palaikyti. Šik. Greitai, aš taip nemoku. Labai yra malonu žiūrėti, kaip kitas žmogus dirba, žinok. Kai vyras dirba, jo. Rekomenduoju. Tuoj prisišnekėsim, Europos. Va, užbaigiam Megą ir dabar važiuosim pas privačių klientų. Tai yra pats geriausias kurjeris, kuris sutaupo man beprotiškai daug laiko. Visuomet labai geranoriškai man padeda ir visuomet išgelbėja kartais tokiose situacijose, kur atrodo nėra išeičių.